Klausyk, o tau nebūna taip, kad tu scrollini, pažiūri kažką nebeįdomu. Scrollini, pažiūri kažką nebeįdomu. Ir kažkuriuo momentu tiesiog scrollini ir atrodo niekas nebeįdomu. Viskas nuobodu. Buvę taip? Man irgi. Ir ne kartą. Vakar dieną žiūrėjau YouTube vaizdo įrašus, iš kurių mokiausi ir kažkuriuo momentu pasinėriau vėl į tuos senus įpročius, kad tiesiog scrollinu, išmeta kažkokį feedą, oi kažkas užkabino akį ir bevalgydamas net nespėjau susiprasti, kaip panirau į tą scrollinimo liūną. Tikriausiai žinai, apie ką kalbu. Ir ką aš supratau, kad aš tiesiog einu ir nerandu nieko, kas man būtų įdomu. Visiškai. Viskas, ką žiūriu, neįdomu, išjungiu po 5-10 sekundžių. Ir kažkuriuo momentu kažkas spraktelėjo galvoj. Pala. Aš tiesiog scrollinu ir nieko nedarau. Man niekas nebeįdomu ir atrodo, lyg kažkas mane valdytų, automatu viskas vyksta ir aš nieko nekontroliuoju. Nei aš kažką mokausi, nei aš kažką klausau, kas man duotų naudos. Tiesiog tuščias laiko švaistymas. Ir ką aš padariau? Aš tiesiog sąmoningai išjungiau telefoną, įjungiau lėktuvo režimą, ar ne, netrukdymo režimą, telefoną visiškai padėjau į spintelę ir tiesiog buvau. Sėdėjau. Ir nuobodžiavau. Priėmiau nuobodulį kaip normalų, natūralų dalyką ir leidau savo nuobodžiauti. Tai reiškia, kad po truputį, nežinau, kažką pakrapščiau, kažką padariau, pasižiūrėjau nagus, per langą ir po kurio laiko tas nuobodulys pradėjo kilti, nes esu įpratęs ir visi mes esame įpratę kažką veikti, kažką daryti, tiesiog sėdėti ar tiesiog gulėti ar kažkas tiesiog nesuprantama, kažkokia nesąmonė, teisingai. Ir po kurio laiko pagalvojau, fuck it, einu daryti tai, ką turiu daryti. Ir tarsi kažkas nušvito akyse, aš ėjau daryti tai, ką aš buvau suplanavęs daryti, tik tiesiog atidėliojau. Kada pagauni save aklai scrollinantį, aklai darantį kažką, kas iš esmės tau nieko gyvenime gero nepriduoda, kad tiesiog tai yra kažkoks veiksmas, kurį tu darai automatu, tiesiog sąmoningai pagauk save darantį tai. Ir kada pagausi save darantį tai, sustok, užvers kompiuterį, išjunk konsolę, įjunk lėktuvo režimą telefone, sustok valgyti tą, ką valgai dabar, ko aš nežinau, galbūt nesustodamas čipsus skirtai, galbūt nesustodamas guminukus skirtai, galbūt kažką toko darai, ką žinau, galbūt cigaretę nežiūrėdamas tiesiog elektronkę pradėjai traukti. Ir toks pala, ką aš dabar darau? Sustok daryti tą veiksmą ir leisk savo nuobodžiauti. Tai reiškia, viską patrauk iš šokių, patrauk nuo savęs. Neleisk savo net knygos skaityti. Aš labai rimtai. Atrodo knyga, blemba, tai knyga tai yra naudingas dalykas. Ne, knyga yra, didžiąja dalimi knyga yra pramoga. Aukštesnio lygio pramoga, nei serialą ir kažkas, iš esmės leisk savo nuobodžiauti. Ir kažkuriuo momentu tas nuobodulys taip sukils, kad atsiras motyvacija daryti tai, ką tu planavai daryti, bet tiesiog atidėlioji. Galbūt tai yra kažkoks projektas, galbūt tai yra mokymasis groti gitara, galbūt tai yra kažkoks papildomas darbas, galbūt tai yra namų darbai. Nesvarbu, kas tai bebūtų, pamatysi, kaip per laiką atsiranda noras daryti tai, ką reikia, nes tu tiesiog pagalvosi, blemba, tai jeigu dabar kimarinu ir tai nieko neveikiu, tai tiesiog einu daryti tai, ką reikia daryti. Ir tai yra, atrodo, toks paprastas ir suprantamas dalykas, kad tugi nesėdėsi 2-3 valandas ir tiesiog nežiūrėsi į sieną. Tu eisi daryti tai, ką tau reikia daryti. Galbūt žolę reikia namie nupjauti. Ką žinau, gal indus reikia susiplauti. Nes savaitę laiko neplovė indų. Galbūt šiukšlės reikia išnešti, neneši šiukšlių. Bus jėga išeis į lauką. Tikiuosi šita paprasta, lengva strategija tau padės sustabdyti tai, ką tu darai aklai. Baigta. Let you know.